aš toli gražu ne perfekcionistas. Man toli iki perfekcionizmo. Noriu pasidžiaugti, nes sekmadienis yra jėga, man patinka kiekvieną sekmadienį. Matyti ar tokį skaičių žmonių, ar anokį skaičių žmonių, aš esu įsitikinęs, ateinu alkanas ir ištroškęs pats, nors aš žinau, kad pamokslausiu pats, bet pats esu išalkęs ir ištroškęs Dievo žodžio. Dievas dažnai mane nustebina, net ir pamokslo metu. Tiesiog noriu jam taip ir pasakyti, Tėve, tu turi mano lūpas ir mano rankas ir mano protą. Aš tau pavedu Viešpatie ir tikrai, Tėve, tu naudok mane, kaip tinkamas, kaip suplanavęs ir kalbėk per mane, kaip esi suplanavęs. Atiduok mums žodį, kad mes išgirstumėm šitą žodį ir jis mūsų atgaivintų. Atgaivintų mūsų širdis, atgaivintų mūsų problemas Viešpatie, kad mes tiesiog išaugtumėm iš tų problemų aukščiau, kad mūsų tikėjimas užaugtų, Tėve. Vesk šventąją dvasią šį vakarą Viešpatie, suminkštik mūsų širdis. Tėve, kiekvieną iš mūsų padaryk alkaną. Kiekvieną iš mūsų padaryk ištroškusi daugiau ir daugiau tavęs Viešpatie. Kad mes priimtumėm šitą žodį savo. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Žinot, labai dažnai kartoju šitą, kad mes turim būti nuoširdūs vieni su kitais, bet iš tikrųjų nuoširdūs vieni su kitais mes tapsim tada, kai tapsim nuoširdūs patys su savim. Ir tiesiog, kai pradėsim blaiviai galvoti apie save ir pripažinsim, kad mums dar daug ko trūksta ir kad dar mes nesam patenkinti to, ką turim ir savo būseną. Tada pradės viskas keistis. Ir tas pripažinimas, aš galvoju, reikalaus pokyčių, reikalaus pasikeitimų. Ir tiesiog tikrai su atvirom širdim priimkim šitą žodį ir aš esu įsitikinęs, kad jisai mūsų atgaivins. Nes jis atgaivino mane nuo pat savaitės pradžios, aš skaičiau Dievo žodį, aš meldžiausi ir aš gavau šitą žodį jau savaitės pačioje pradžioje, nes man jo labai reikėjo. Ir Dievas būtent tuo momentu, kai man labiausiai jo reikėjo, mane prabilo šito žodžiu. Noriu pasakyti, kad pirmas aš jį išgirdau ir man be galo palengvėjo, kai aš jį išgirdau. Kaip žinom, aš turiu, ir jūs turit, mes visi turim tokias kovas gyvenime, kai mes kovojam prieš nematomus dalykus, neapčiuopiamus dalykus ir mes tampam liūdni, tampam tokie panūdę. Atrodo, viskas gerai ir pum, ateina momentas, kai mums vėl nesiseka arba kai mes savo leidžiam manyti, kad nesiseka. Ir kai aš išgirdau šitą žodį, man buvo taip gera, tiesiog paprastos eilutės, daug kartų skaitytos, bet iš to gimė žodis ir aš jį labai aiškiai išgirdau iš jo. Filipiečiams laiškas 3 skyrius ir nuo 16 eilutės. Nuo 16 iki 19 eilutės. Filipiečiams laiškas 3 skyrius nuo 16 iki 19 eilutės. Ir neskaitykit toliau, tik nuo 16 iki 19. Kiek bebūtume pasiekę, vadovaukimės tą pačią taisyklę ir taip mąstykime. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal pavyzdį, kurį matote mumise. Daugelis apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar net su ašarom kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų Dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie temąsto apie žemiškus dalykus.
Žinot, kai mūsų gyvenime ateina problemos, labai dažnai mums yra sunku pakelti akis į dangų. Labai yra sunku pakelti akis į tą, iš kurio ateina išgelbėjimas. Ir mes pradedam mąstyti apie žemiškus dalykus. Ir kai tik mes pradedam mąstyti apie žemiškus dalykus, mes tarsi patys nesąmoningai imam viską į savo rankas. Ir galvojam, kad mes išeisim iš to patys. Ir mes kažkokia fizinė jėga, ar nežinau dar kokia jėga, mums pavyks iš to išeiti, mums pavyks iš tos bėdos įsikapanoti. Kad ir kiek būtume pasiekę, kiekvienas iš mūsų kovojam su kažkuom ir turim tokių ar vienokių problemų. Kiekvienas iš mūsų. Ar mes turim stipresnį tikėjimą, ar mes turim mažesnį tikėjimą. Mes gyvenam su tom pačiom problemom. Aš, pavyzdžiui, galbūt kaip ir sesė Sonata, noriu Dievo daugiau. Noriu Dievo daugiau. Ir man tai yra didžiulė problema. Man, kaip žmogui, netobulam. Tai yra didžiulė problema. Aš noriu jo čia ir dabar. Man nereikia pažadų, kad bus kažkada. Aš noriu jo čia ir dabar. Gal aš skambu kaip mažas vaikas, gal aš skambu visai ne kaip rimtas žmogus. Aš labai rimtas ir nesu. bet aš noriu jo čia ir dabar. Ir man tai yra didžiulė problema. Žinot kodėl? Dėl to, kad kai aš jo negaunu, aš pasidarau liūdnas. Aš žinau, kad jo yra daugiau. Nes raštas sako, kad jo yra daugiau. Ir kiekvieną penktadienį mes meldžiamės, kad jo būtų daugiau. Žinot, šį penktadienį buvo galinga malda. Ar man to užteko? Ne. Man to neužteko. Bet malda buvo tikrai galinga. Mes gavom dvasinių giesmių, mes gavom pranašysčių, jeigu mes jas prisimenam. Dievas tikrai kalbėjo aiškiai ir mes buvom palaiminti jo buvimu. Tikrai buvo galinga malda, bet ar man to užtenka? Ne. Tikiuosi, kad jums to paties neužtenka. Tikiuosi, kad jūs norit kažko dar daugiau, kažko fizinio, ką galima išgyventi. Tikrai galite išgyventi. Aš žinau, vieną dieną tai bus, bet man tai nėra, man tai yra viltis, man tai yra jėga, bet, sakau, aš dar galbūt esu per daug jaunas krikščionis ir per daug mažas vaikas krikščionybė šitame tikėjime. Man reikia čia ir dabar. Ir turiu prisipažinti, kai aš jo čia ir dabar negaunu, aš kažkodėl pradedu galvoti, kad viskas priklauso nuo manęs. Kad viską aš galiu paimti savo rankom. Kad viską aš galiu paimti savo kūnu. Kad viską aš galiu paimti vieną maldą. Tačiau taip nėra. Ir aš žvelgiu į Bibliją ir Biblija man kalba. Ir man kalba Biblijos veikėjai, Dievo vaikai, Dievo tarnai, Dievo kariai. Kalba Mozė. Mozė laukia 40 metų. Abraomas pažado laukia apie 20 metų. Ir jau kai buvo visai nebeįmanoma. Atrodo, biškį pavėlavai, jau 40 metų kažkur pavėlavai, dar 20 metų reikalauja. Taip pat ir Elijas. Taip pat ir kiti veikėjai Biblijoje. Jie turėjo be galo ilgai laukti. Nes dažniausiai Dievas taip mus moko. Aš šiandien noriu pakalbėti apie du veikėjus. Apie du didžiulius žmonės, net Dievo akim žiūrint, be galo didelius žmonės ir be galo svarbius jam žmonės. Pirmas tai bus Mozė ir antras bus Elijas. Pirmas, kuris atstovauja įstatymą, tas, kuris gavo iš Dievo žodį, tas, kuris išvedė jo tautą iš Egipto, tas, kuris gavo įstatymą iš Dievo ir taip susikūrė Izraelis. Jie gavo iš Dievo įstatymą. Jie gavo iš Dievo struktūrą, kaip Izraelis turėtų atrodyti, kaip Izraelis turėtų gyventi, kaip turėtų elgtis. Ir Elijas, kuris kalbėjo šitaip, Dievas sako ir kalbėjo į įvairias struktūras ir kalbėjo į valdžią. Dievas sako. Jisai buvo jo žodis, jisai buvo jo pranašas, jisai atstovauja jo žodį. Mozė ir Elijas.
Ir kai skaitom Jokūbo laiške 5 skyriui, beros 17 eilutę, Elijas meldėsi ir Dievas sustabdė lietų. Ir nebelijo. Ir kas seka tenai stojo eilutė, kaip parašyta, Elijas buvo toks pats žmogus, kaip ir esame mes. Šiek tiek apie Eliją. Kai Elijas gimė, jis gimė į tą sunkų tokį laikotarpį Izraeliui. Kai Izraelyje siautė Baalo pranašai, jie buvo bedieviai. Karalius buvo Ahabas, o jo žmona buvo Jezabelė, kuri šlovino Baalą. Ir jie turėjo Baalo pranašus ir Izraelyje tikėti tikrą Dievą, būti tikro Dievo pranašu buvo be galo pavojinga. Ir Elijas gimė į tą sunkų laikotarpį ir jam davė tėvai vardą, kuris jau reiškia jam galą. Elijas reiškia mano Dievas Jahvė. Mano Dievas Jahvė, mano Dievas tikrasis Dievas. Vienintelis Dievas, ne Baalas. Ir vien tą vardą nešiot buvo be galo pavojinga tuo metu. Bet Dievas jį saugo ir Dievas jį be galo galingai naudoja. Be galo galingai naudoja. Nes jis atsistojo prieš karalių ir pasakė, dėl to, kad tu nusisukai nuo Dievo, dėl to, kad tu netarnauji tikram Dievui, tu pasidavė savo žmonai ir tarnauji Baalui, aš pranašauju, Dievas sako, nustos lyti ir dangus užsitraukė. Ir nebelijo. Ir atėjo sausra. Ir vandenis išdžiūvo. Ir šaltiniai išdžiūvo. Ir visą, ką galėjai gauti iš vandens, tu negalėjai jo daugiau gauti, nes vandens nebebuvo, nebeliko. Ir tai yra be galo svarbu. Šiandien mes apie tai net nepagalvojam, nes mes atsukam kraną ir bėga. Mes kada norim galim savo batus pasidaryti. Mes kada norim galim savo kavos pasidaryti. Tik pabandykim įsivaizduoti. Staiga dingsta vanduo. Staiga dingsta vanduo. Nėra nei kaip praustis, nėra nei ką gert. Viskas, sausra ir 3 metus šitai. Dievas Elijui sako, eik geriau iš jų, nes jie tave pagaus ir tau bus šakės. Ir turėtų būti šakės. Nes nustojo lyti. Ką jis turėjo valgyti, ką jis turėjo daryti? Kol dar buvo vandens, jisai gėrė vandenį iš šaltinėlio. O varnai atneždavo jam valgyti. Va, koks Dievas! Netgi tokios sunkios situacijos Dievas jo rūpinos Elijui. Nes jis buvo ištikimas Dievui, jisai nepabijojo, pranašavo, ir Dievas tai padarė. Tai yra tokia jėga. Vien tik apie tai pagalvoti. Atsistojo paprastas žmogus kaip mes prieš karalių ir pasakė, tik dėl to, kad tu nusisukai nuo Dievo, Dievas sako, nelys. Ir viskas, ir tapo sausra. Ir kiek jisai tų stebuklų dar padarė, mes kaip namų darbus galim užduoti. Jeigu norit daugiau sužinoti apie Eliją, skaitykit Karalių knygą. 1 Karalių knygą. Yra nuostabios istorijos apie Eliją ir tokio tikėjimo iš žmogaus. Ahabas, aišku, jo ieškojo. Ieškojo tos 3 metus ir jo niekaip negalėjo rasti. Elijas buvo kietas. Jisai vėlgi nepabijojo Ahabo ir pats jam pasirodė. Sako, Ahabai, va, štai aš stoju prieš tave, tu manęs ilgai tikriausiai ieškojo. Ir jisai, jo, sako, aš tavęs tiek ieškoju, kaip tu čia dabar ateini pas mane. Sako, sako, jūs vis dar su Baalu. Aš viską perfrazuoju. Jūs vis dar su Baalu. Ateikit čia, ant kalno. Ateikit. Visi pranašai, visi 440 pranašų, įsirikiuokit prieš mane. Keista, kad Jezabelė pabijojo ir kas atsitiko, bet tą dieną jinai neatėjo. Visi 440 pranašų įsirikiavo ir jisai sako, šiandien mes įsiaiškinsim, kas yra tikras Dievas. Ar Jahvė? Tas, kuris yra, tas, kuris bus, tas, kuris yra. Ir jis nesikeičia. Nuolat esamasis laikas. Aš esu, kas esu. Tas, kuris yra. Ar Baalas. Šiandien mes įsiaiškinsim, kas yra tikras Dievas ir kurį reikia šlovinti. Ir jis sako, atneškit čia jaučius, supjaustykim juos gabalais, pastatykim aukurą, bet neuždėkim.
uždėkime ant aukuro tos jaučio gabalus ir tada jūs šaukitės Baalą. Ir jeigu Baalas atsakys, atsiųs ugnį iš dangaus, tada mes šlovinsim Baalą. Bet jeigu jisai neatsakys, tada aš jai sumelsiuos, kad Dievas atsiųstų ugnį. Vau! Čia nėra taip, kad mes meldžiamės penktadienį, saugiai, viskas yra tvarkoj. Čia yra tikėjimo kova. Čia yra tikra tikėjimo kova, kai tu pats atsistoji ant pėdės stalo ir sakai, Dieve, jeigu tu dabar man atsakysi, man šakės. Viskas. Aš pats save pastačiau į šitą situaciją, Dieve, atsakyk. Ir Baalo pranašai šaukia. Ir jie rėkia. Ir Elijas dar pasišaipydamas sako, tai šaukit garsiau, gal jūsų Dievas susiėmęs, ar miega, ar kažkur toli, ir šaukit garsiau, ir jie šaukia. Ir jie pjausto save, kaip yra įpratę. Ir jie šaukia, ir rėkia, tyli Baalas, nieko nesako. Ot, šmikis. Kai reikia, tyli. Tada Elijas, nu ką, neatsakė. Dabar gali man. Bet, žinot, užpilkit dar vandens. Užpilkit vandens ant jaučio ir užpilkit vandens ant malkų. Ir dar daugiau užpilkit, ir žodžiu, ten jau viskas skęsta. Ir tada jisai pakėlė balsą. Parašyta 1 Karalių knygoje, 18 skyriui. Tikriausiai, jeigu turėčiau Bibliją tikrą, tai galėčiau atsiveršti, jeigu nebūtų. Parašyta. Taigi parašyta 30 eilutė. 1 Karalių knygoje, 18 skyriui, 30 eilutė. Tada Elijas tarė žmonėm, ateikite prie manęs. Žmonėms priartėjus jis atstatė viešpačiui aukurą, kuris buvo sugriautas. Elijas ėmė 12 akmenų pagal Jokūbo, kuriam viešpats buvo sakęs, Izraelis bus tavo vardas, sūnų giminių skaičių. Jis pastatė aukurą iš akmenų viešpatės vardui ir iškasė aplinkui jį griovį, į kurį tilptų 2 saikai sėklos. Sudėjęs tvarkingai malkas, jis supjaustė jautį į gabalus, uždėjo juos ant malko ir tarė, pripildykite 4 kibirus vandens ir užpildykite ant deginamosios aukos ir ant malko. Po to jis tarė, pakartokite. Jiems pakartojus jis vėl tarė, darykite tai ir 3 kartą. Jie padarė ir 3 kartą. Vanduo tekėjo nuo aukuro ir pripildė griovį. Vakarinės aukos metu pranašas Elijas priėjęs meldėsi. Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, te būna šiandien žinoma, kad tu esi Dievas Izraelyje, o aš tavo tarnas ir kad visą tai tavo paliepimu padariau. Išklausyk mane, viešpatie, išklausyk mane, kad šita tauta žinotų, jog tu, viešpatie, esi Dievas ir gręžtųsi savo širdimis į tave. Tada viešpaties ugnis krito ant aukuro ir sudegino auką, malkas, akmenis bei dulkes ir sulaužė griovyje buvusį vandenį. Sulaižė griovyje buvusį vandenį. Visi žmonės tai matydami puolė veidais į žemę ir šaukė. Viešpats yra Dievas. Viešpats yra Dievas. Toliau sekė žiaurūs dalykai. Elijas sugavo pranašus ir juos visus nužudė. Kaip paprasta. Bet žinot, įvyko labai svarbus momentas, apie kurį aš šiandien noriu šnekėti. Jis buvo jėga. Tik ką nusileido Dievo ugnis. Tik ką įvyko nepaprastas stebuklas. Tik ką žmonės pamatė, kad Dievas yra tikras. Kad Jahve yra gyvas Dievas. Kad jis atsako į maldas. Kad kai pakeli balsą jam, jisai girdi. Ir jisai įrodė visiems, jis parodė visiems, kad jis yra tikras Dievas. Apie tai išgirdusi Jezabelė nusiuntė jam pasiuntinį ir sakė, tai ką tu padarėjai mano pranašam
Elijui atsiuntė. Tai ką tu padarai mano pranašam, aš tau padarysiu, dar nenusileidus saulei. Aš tau tą patį padarysiu, dar nenusileidus saulei. Ir ką Elijas padarė? Elijas žmogus kaip ir mes. Išsigando ir pabėgo. Išsigando ir pabėgo ir atsisėdo po kadagiu ir meldė savo mirties. Viešpatie, paimk mane. Paimk mane, aš vienas likau Izraelį. Paimk mane. Ir meldėsi savo mirties. Žinot, aš čia matau vieną labai didelę klaidą, ką Elijas padarė. Ne tai, kad jisai pabėgo. Pabėg dar yra viena, bet pabėg tokiu metu yra be galo blogas dalykas. Izraeliui reikėjo šito pranašo. Būtent tą akimirką. Nes visi šlovino Dievą. Visi pamatė, kad tikras Dievas yra Elijas. Kad tikras Dievas yra Jahvė, ne Elijas. Ir pamatė, kad Elijas yra Dievo pranašas. Tačiau taip pat pamatė, kad Elijas pabėgo. Nes jis buvo žmogus. Ir jis bijojo. Ir jį kamavo depresija tuo metu. Žinot, kada žmogui atsiranda depresija? Nereikia visko sustumti dvasiniam dalykam. Niekada nereikia kaltinti dėl visko vargšo šėtono. Nes jisai ne dėl visko yra kaltas. Labai dažnai mes žmonės esam kalti dėl to. Mes pertempim. Mes norim daug ir galvojam, kad jeigu darysim daug ir bus. Ir kai galvojam, kad mes galim kiekvieną tarnavimą eiti, ir kai mes galvojam, kad mes galim kiekvieną tarnavimą vesti, ir kai mes galvojam, kad mes galim daug, atsiranda viena didžiulė problema ir atsiranda vienas didelis pavojus. Tu gali susirgti depresiją, nes tu save pertempi, nes tu perdegi, nes tu taip stipriai pradedi degti ir tas užgesimas, kuris kiekvienam žmogui yra artimas, vos ne kiekvieną dieną, jis tau gali taip pat atnešti depresiją. Kai tu nebeišgyveni jo taip kaip anksčiau, kai Dievas atsitraukia ir mato, kad tau pačiam norisi viską daryti, ir jis leidžia tau pačiam viską daryti, tada ateina labai sunkus momentai. Elijas, didžiulis pranašas, didelis žmogus, Dievo tarnas, meldžiasi, kad Dievas jį pasimtų ir kad meldžiasi mirties. Tai aš galvoju, jam reikėjo bėgti iš Izraelio, nes Jezabelė jį paimtų ir nužudytų. O jis bėga ir prašo, kad Dievas jį paimtų. Žodžiu, viską sutrumpinant, Elijas nemirė. Eliją Dievas pasiėmė. Po kiek tai laiko. Mozė. Mozės gimimas ir visas gyvenimas buvo nepaprasti dalykai. Nepaprastas gyvenimas, nepaprasta gyvenimo pradžia, nepaprasta gyvenimo eiga. Nepaprastai Dievas apie jį kalba. Mozė gimė Izraelitų tautoje Egipte. Ne kokiu metu, nes faraonas galvojo žudyti visus kūdikius. Tačiau Mozė pavyko išgyventi kažkokio tai stebuklingų būdų, paslėpė pintinį, pasiuntė vandenį. Ir jį rado faraono žmona. Rado jų žmona, pasiėmė pas save, taip apsaugojo nuo faraono ir po to atidavė atgal jo šeimai, kad 3 metus galėtų jo rūpintis. Po to jį grąžino atgal ir jisai gyveno faraono šeimoje, ir mokėsi faraono šeimoje, ir mokėsi faraono mokslų apie jų dievus, ir jų mediciną, ir jų istoriją, ir jų raštą, ir visą, ką egiptiečiai darė ir Mozė. Tikras žydas. Po to sekė labai nekoks įvykis, kai Mozė pamatė, kad jo vienas iš tarnų muša vieną iš jų brolių, žydą, vieną iš jo tautos žmonių, jisai pagauna jį ir nužudo. Tai sužinojęs faraonas, aišku, be galo užpyksta, ir tai grėsė mirties bausmė jam, ir dėl to Mozė pabėgo į dykumą. Ir toje dykumoje, kaip aš jau buvau minėjęs, 40 metų praleido. 40 metų.
Jis ten vedė, iš ten susilaukė vaikų, vieną pamens šeimoje. Ir vieną vakarą jisai ganė avis šalia kalno ir jisai pamato, kad dega krūmus. Dega krūmus ir jisai žiūri, kada jisai nustos degti. Ir tas krūmus nenustoja degti. Todėl jisai prisiartino prie to krūmo ir girdi balsą iš to krūmo. Moze, šitą žemę, kurioje tu stovi, jinai yra šventa, nusimavo savo sandalus. Moze taip ir padarė. Žodžiu, sutrumpinant istoriją, ten kalbėjo Dievas Mozei iš degančio krūmo, kuris nesudega, ir sako jam, Izraelitų raudos pasiekė mano ausis, aš siunčiu tave, kad tu juos išvestum iš Egipto. Dievas jį kreipėsi balsu iš degančio krūmo. Sako, Moze, aš noriu, kad aš siunčiu tave, tu išlaisvink juos iš Egipto. Moze iš karto pradeda spyriotis. Visa tai vyksta Išėjimo knygos 3 skyriuje. Ir jeigu norite apie Mozę dar daugiau sužinoti, skaitykite Išėjimo knygą. Jeigu norite iš viso labai daug žinoti apie Mozę, skaitykite pirmas 5 Biblijos knygas. Visos jos parašytos Mozės. Ir jisai ginčiasi su Dievu, jisai ginčiasi su degančiu krūmu. Nesiųsk manęs, sako, nes aš turiu defektų, aš negaliu kalbėti. Rišliai man neišeina kalbėti. Dievas sako, tu prieš ką sakai? Tu prieš ką kalbi? Aš tau daviau lūpas, aš tau daviau balsą, aš tau daviau rankas ir kojas. Aš tau duosiu žodžius. Ką man reikės sakyti Izraelitam? Jeigu manim nepatikės, aš egiptiečių šeimoje augau. Aš faraono šeimoje augau. Kaip jie mane priims, sakyk jam, esu, kas esu, mane siunta. Esu, kas esu. Tikras Dievas. Ir pirmą kartą mes išgirstam Dievo vardą, Jahve, kuris yra pats į savęs, kuris egzistuoja pats į savęs. Niekada neprasidės, niekada neužsibaigė, be pradžios ir be galo. Jahve. Po kiek tai laiko, po kelių ginčių, Mozė vis tiek sutinka ir eina, kur Dievas įveda, jis grįžta atgal į Egiptą ir kalba prieš faraoną. Ir ten mato 9 nepaprastus stebuklus. Dievas per jį atlieka. Galų gale faraonas juos išvaro iš Egipto, nes po tokių stebuklų kitaip galbūt ir neįmanoma būtų. Išvaro visus izraelitus ir izraelitai pradeda savo murmėjimo maratoną. Sustoja prieš Raudonąją jūrą ir murma. Tai čia mus išvedėjai, kad mes mirtume. Mozė trenkė lazda ir Dievas praskiria vandenis, praskiria Raudonąją jūrą. Toks stebuklas. Ir visi praeina pro jūrą. Tada įvyksta dar keletas stebuklų. Putpelės pradeda kristi iš dangaus ir pradeda iš dangaus kristi maną. Tai yra nuostabu. Užnuodytas vanduo tampa gėlų vandeniu ir jie gali gerti, jie gali atsitroškinti, bet izraelitai vis murma ir murma ir murma. Ir toks murmėjimas yra užregistruotas kunigų Skaičių knygoje 20 skyriuje. Nuo 1 eilutės. Iki 12 eilutės. Mozei sekėsi nepaprastai puikiai. Jis išgyveno Dievo buvimą. Jis matė nepaprastus stebuklus. Jis matė, kai Dievas juos vedė dieną ugnies stulpų, debesies stulpų, o naktį juos vedė ugnies stulpų. Jis visur prieš save matė Dievo šlovę. Jam to dar nepakako. Jis sako, Tėve, parodyk man šlovę. Ir Dievas jam parodo šlovę. Jisai užlipa vėl į kalną, jis išpasninkavo 40 dienų ir 40 naktų ir Dievas jam pats išlieja įstatymo plokštės iš akmens ir sako jam, leisk žemyn, nes izraelitai nusideda, nes izraelitai pasidarė savo auksinį veršį ir jį dabar garbina. Ką Mozė padarė? Tokį visai keistą dalyką. Jisai sudaužo tos akmeninės plokštės, kurias Dievas savo rankom padaro. Tai čia buvo pirmas momentas, kai aš pagalvojau, wow, geras, ant kiek sveikatą, ant kiek pažinimą turi Dievo, ant kiek ryšį turi su Dievu, kad šitai pasiema ir sudaužo tai, ką Dievas tai ką padarė. Nervai nelaiko. Ir mes matom, kaip čia jam nervai nelaiko. Labai stipriai
Skaičių knyga 20 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Izraelitai atvyko į Cino dykumą 1 mėnesį ir sustojo Kadeše. Ten mirė Mirjama ir buvo palaidota. Toje vietoje nebuvo vandens. Izraelitai susirinkę pas Mozę ir Aaroną priekaištaudami kalbėjo: geriau būtume žuvę su savo broliais viešpaties akivaizdoje. Kodėl jūs atvedėte viešpaties susirinkimą į šitą dykumą, kad mes ir mūsų gyvuliai čia numirtume? Kam mus išvedėte iš Egipto ir atvedėte į šitą netikusią vietą, kur negalime sėti ir neauga nei figos, nei vynogės, nei granatai ir nėra net vandens? Ir vėl vanduo. Mozė ir Aaronas palikę minią įėjo į susitikimo palapinę ir puolė ant žemės. Jiems pasirodė viešpatės šlovė. Viešpats tarė Mozei: imk lazdą, abu su Aaronu surinkite žmones ir jų akise kalbėkite uolai. Ir ji duos vandens. Tu išgausi jiems vandens iš uolos ir atsiger žmonės bei jų galvijai. Imk lazdą, abu su Aaronu susirinkite žmones ir jų akise kalbėkite uolai. Mozė ėmė viešpatės akivaizdoje buvęs lazdą, kaip jis jam sakė. Mozė ir Aaronas surinko žmonės prie uolos ir jiems kalbėjo. Klausykite, maištininkai, ar mūdu turime iš šitos uolos išgauti jums vandens? Mozė pakėlė ranką, smogė 2 kartus lazda į uolą ir pasipylė apščiai vandens. Atsigėrė žmonės ir jų gyvuliai. Bet viešpats tarė Mozei ir Aaronui: kadangi manimi netikėjote ir neparodėte mano šventumo Izraelitų akivaizdoje, jūdų neįvesite šitos tautos į žemę, kurią jiems duosiu. Taip kaip Elijui kojos pradėjo drebėti, kai Jezabelė jam grasino, aš įsivaizduoju, Mozė turėjo 60 000 kartų greičiau drebėti kojos, kai jam tai kalbėjo pats Dievas. Abu tokioj nevykusioje situacijoje, nevykusiam gyvenimo etapui. Bet kodėl šitaip įvyko? Nes Dievas sakė kalbėti į uolą. O jis susinervinęs dar prieš tai pasakė, kad mes tai galim, ne Dievas, bet kad taip, ar mes turim jums vandens išgauti? Ir smogė į uolą 2 kartus ir pasipylė apščiai vandens. Čia yra nepaprastai gili vieta, čia galima kalbėti apie Kristų, čia yra mėsa, čia yra geras šmotas mėsos. Bet aš visai ne apie tai šiandien noriu kalbėti. Tik norėjau parodyti, kad Mozė ir Elijas 2 nepaprasti žmonės, nepaprasti Dievo pranašai atvyko į tokias situacijas, papuolė į tokias situacijas, į kurias mes papuolam galbūt net ir kasdien. Kai mums pasidaro baugu, kai Dievas su mumis nebekalba, kai mus užlieja kažkokios tai bėdos iš pasaulio, mes vis dar pasaulio. Kai mums kažkas nepasiseka, kai man Dievas neatsako, kai mūsų santykiai vienas su kitu suaštrėja, kai mes nustojame vienas kito klausyti, kažkas pasidaro vienas su kitu. Kai mums pasidaro be galo liūdna, kai mus užlieja depresija, tai buvo ir jam, ir Mozei, ir Elijui. Nes jie buvo lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes. Jie nuostabiai išgyveno Dievą. Jie nuostabius stebuklus išgyveno iš Dievo. Šiandien aš jums galiu drąsiai sakyti, ne stebuklais mes turim gyventi. Ne dar ir dar vieną stebuklą ieškoti iš Dievo. Nes visai netame esmė. Esmė mūsų tikėjimas. Kad mūsų tikėjimas nesviruotų, kai mums yra sunku. Kad mūsų tikėjimas nenustotų veikęs. Kad mes nesižvalgytumėm į žemę, bet keltumėm akis į tą, iš kurio ateina išgelbėjimas.
Ir čia prasideda geroji naujiena šiandien. Kiekvienas, kuris gyvena sunkų laikotarpį, sunkų gyvenimo etapą. Aš jums turiu nuostabių naujienų. Aš šypsojaus iki mano ausis lietė mano žandai. Kai aš išgirdau tai iš Dievo, man buvo taip nepaprastai gera ant širdies. Aš jūsų meldžiu, dabar jūs turite būti atgaini. Dabar, o šitas momentas, dabar jūs kiekvienas iš jūsų turi būti ištroškę. Ir sakyti, čia yra man šitas žodis, čia yra man. Mozė ir Elijas. Elijas nemirė, Dievas jį paėmė į dangų. Čia galim ginčytis dėl Mozės. Teologiškai mes galim pradėti tvirtinti tiesas įvairias, bet mes dėl vieno negalim ginčytis. Tai, kad Mozė išėjo su Dievu, bet grįžo tik Dievas. Mozė nebegrįžo. Ir, kaip ir parašyta pakartotinų įstatymų knygoje, kad Mozę palaidojo viešpats. Ne žmogus, bet viešpats. Ir kapo nebuvo galima rasti, nes niekas nežinojo, kur jį viešpats palaidojo. Aš čia labai nedrąsiai taip sakau, bet aš galvoju, kad Dievas jį pasiėmė. Po kovos. Judo laiške, čia prasideda gilūs dalykai, Judo laiške yra užfiksuota kova, kaip arkangelas su šėtonu kovoja dėl Mozės kūno. Čia yra gilūs dalykai. Tiesiog nesigilinkim labai stipriai, dabar gera naujiena. Ir Elijas ir Mozė pasirodė dar vieną kartą. Mato Evangelijoje. Kai Jėzus pasakė savo apaštalam, Petrui, Jokūbui ir Jonui, eikim čia ant šito kalno, užlipo ant kalno ir Jėzus atsimainė jų akivaizdoje ir prieš juos pasirodė visas šviesos apimtas, visas šviesos nutviestas Jėzus, visai kitoks Jėzus, negu jie matė kasdieną. Ir štai, jie mato Jėzų atsimainiusi ir šalia jo stovi Elijas ir Mozė. Kai mums yra sunku, kai mums yra žiauriai sunku, kai mes nebegalim su savim kovoti, kai mes nebegalim su kažkokia situacija kovoti, aš jums sakau, nepasiduok. Nepasiduok. Nes kai Elijui buvo sunku ir kai Mozei buvo sunku, aš galvoju, kad jie net negalėjo pagalvoti, kad jie kažkada po kelių tūkstančių metų pasirodys apaštalam kartu su Jėzum. Stovės kartu su viso pasaulio išgelbėtoju, kartu ir pasirodys apaštalam. Kai jiems buvo be galo sunku, aš jums tvirtinu ir duodu garantiją, jie net negalėjo pagalvoti, kad įvyks kažkada toks didžiulis įvykis. Taip pat ir tu. Jeigu tau šiandien yra žiauriai sunku, jeigu tau šiandien žiauriai liūdna, jeigu tau šiandien kamuoja depresija, jeigu tau reikia tikėjimo, šiandien tu prašyk Dievo, nesižvalgyk į žemę, nesižvalgyk ten, kur tu išgelbėjimo nerasi, ten, kur yra viskas laikina, nesižvalgyk ten, nežiūrėk žemyn. Žiūrėk žemyn iš nuolankumo, bet pakelk akis į tą, iš kurio gyvenimas ateina, iš kurio džiaugsmas ateina, iš kurio ramybė ateina. Į tą, kuris atsimainys tavo akise, nes Jėzus yra tikrai dar visoks kitoks, negu mes jį šiandien matom ar suvokim, ar kada galėsim suvokti. Mums reikia, kad Jėzus atsimainytų prieš mus. Dabar paskaitykim Filipiečio laišką 3 skyrių. Patį galą šitos skyrius. Ir priimkim šitą žodį savo. 20 ir 21 eilutės. 3 skyrius, 20 ir 21 eilutės. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje. Ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną. Ta jėga, kuria jis visą palenkė savo.
iš kur mes karštai laukime gelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną, ta jėga, kurią jis visą palenkė savo. Aleliuja! Jeigu mums šiandien yra kažkas ne taip, mes tik turim ištverti, susikaupt, mes esam tikintis, mes esam jo vaikai, mes esam jo dukteris, deklaruokim savo. Mes esam sūnus, mes esam jo išgelbėti, jo dvasios užanspauduoti išgelbėjimui. Tiesiog išlikim tą akimirką, kai yra sunku, tvirtai. Ir nežiūrėkim į žemę, bet žiūrėkim ten, iš kur ateina mūsų išgelbėtojas Jėzus Kristus ir kuris vieną dieną padarys mūsų kūnus, pavers tos kūnus, tos gėdingus kūnus į šlovingą, panašų į savo. Man tai yra toks pažadas. Ir kai aš skaičiau šitą eilutę, kai Dievas kalbėjo į mano situaciją, jinai pasikeitė iš karto. Tiksliau, pasikeitė mano mąstymas apie tą situaciją. Ta situacija niekur nedingo, bet man buvo taip nepaprastai gera, kad aš jaučiausi taip, lyg jos nebebūtų. Tos situacijos. Dėl to šiandien aš meldžiu savo kantrybės, ilgos ištvermės. Meldžiu šitų šventosios dvasios vaisių savo. Ir taip pat meldžiu už savo brolius ir už savo seses. Kad jie šiandien šitą žodį įsidėtų savo širdį, laikytų jį savo širdį, laikytų būtent tom akimirkom. Būtent tom akimirkom, kai viskas eina ne ten, kur tu veiki. Kai atrodo yra tokia beviltiška situacija, kad rodos patys meldžia mirties. Sakom, Tėve, nepaimk mus, mes nebegalim. Arba kai mes išgirstam žodį, kuris yra mum, bet tas žodis mus tiesiog pritrenkia, tiesiog pribloškia ir atrodo viskas. Nors atrodo, kad žodis turėtų gydyti, nors atrodo, kad žodis turėtų tvirtinti arba gaivinti, bet kartais žodis yra subakt, kartais žodis yra atmesti. Bet netgi šitoje situacijoje mes tai turim priimti. Ir toje situacijoje mes turim kelti rankas į savo viešpatį Jėzų Kristų ten, iš kur jis ateis, iš dangaus. Ir prašyti, kad mūsų tikėjimas nešlubuotų, mūsų tikėjimas būtų tvirtas kaip uola. Toks tvirtas kaip ta uola, kuri ir grįž, ant kurios mes ir stovim. Aš meldžiu savo brolius ir už savo seses. Jėzau, išliek šitą tikėjimą čia, kiekvienam. Kas nori, prašykit Jėzaus tikėjimą ir tai gausit. Ir pažadu, depresija trauksis. Liūdesys neįstovės ten, kur tu būsi. Bet kokia beviltiška situacija tiesiog išgaruos, nublanks. Kai mes išgyvensim tą tikrą tikėjimą ir tą tikrą išgelbėjimo džiaugsmą, kad mes esam jo vaikai ir kad mes ateityje turėsim šlovingą kūną panašų į Kristaus. Tai yra jo pažadas, tai yra Dievo pažadas, o mano tėtis nemeluoja. Šitas tėtis, apie kurį aš kalbu, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, jis nemeluoja. Šaukis Kristaus, jis tave išklausys. Šaukis Kristaus, jeigu jo nepažįsti, jis ateis. Kvies Kristų į savo širdį ir jis ateis.
Ir ateis ir atneš viltį. Ir ateis ir atneš šitą garantiją. Šitą antspaudą, šventąją dvasią, kuri mus atskyrė išgelbėjimą. Haleliuja. Haleliuja. Ir šiandien iš šito žodžio įsiminkim taip pat dar vieną dalyką. Ir Mozė, ir Elijas, jie nebuvo supermenai, jie nebuvo super žmonės, jie nebuvo kažkas, ko mums būtų neįmanoma pasiekti. Nes mano žodis, nes Dievo žodis, šitas žodis, kurį aš laikau krūtinėj sakoma. Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Tegul į mūsų krūtinę šiandien įsilieja džiaugsmas. Halleluja. Jėzaus Kristaus vardu. Ir visa bažnyčia sako. Amen.